body. See, when the subtle body shrinks, you feel uncomfortable. Grįžtant prie subtiliojo kūno temos, kai subtilusis kūnas susitraukia, jūs jaučiate diskomfortą. It shrinks even less. It's like putting on a jacket which is too tight. Kai jisai dar labiau susitraukia, jūs jaučiatės taip, kaip lygtai užsidėjote per mažą And what is the švarką. tendency? You just want to throw it out. This is what happens when people feel suicidal. Because the subtle body is shrunk and they feel uncomfortable, they want to kill themselves. Ir kai tas kūnas subtilusis dar labiau susitraukia, žmogus jaučiasi taip, kaip lygtai jisai norėtų nuplėšti tą švarką ir numesti. Taip jaučiasi žmogus, kuris yra ties savižudybės riba. Jisai nori atsikratyti kūno, kuris spaudžia jį. But you see, meditation brings energy to the subtle body. O So meditacija, your subtle body becomes stronger. Breathing and Sudarshan Kriya techniques make your subtle body so strong, so you are not going emotional, yo. You become strong emotionally, intellectually you are very sharp, and physically you become very healthy. meditacija yra tas dalykas, kuris sustiprina mūsų subtilųjų kūną. Dėka meditacijos mūsų intelektas tampa aštrus, mūsų emocijos tampa stabilesnės, mes nešokinėjame aukštyn žemyn taip stipriai ir kūnas sustiprėja. You know, our immune system gets boosted 5 times more when we do breathing and meditation. Mūsų imuninė sistema 5 kartus tampa stipresnė, jeigu mes naudojame kvėpavimus ir meditaciją. So today there are more than 1,000 research papers, evidence-based research which was conducted on these techniques, and they have found more than 100 benefits that occur to us for a day-to-day life. Iki šiandien buvo parašyta 1000 straipsnių, mokslinių straipsnių apie kvėpavimo naudą, kurie atrado daugiau nei 100 naudingų dalykų, kuriuos mes galim gauti, atlikdami šitas technikas. So shall we meditate now? Ar dabar pamedituojam? You know, meditation is not concentration. People think meditation is concentrate, put effort, mind goes here and there. No. Meditation is not concentration. Meditacija tai nėra koncentracija. Žmonės mano, kad meditacijos metu reikia labai stipriai susikoncentruoti. Bet ne. Meditacija tai atsipalaidavimas. Ne. Good translation.